Taigi, sveiki, mėlyjei. Katare susprogdino vieną iš didžiausių saugyklų naftos. Tai šiandien norėjau dar kūro užsipilti ir nespėjau. Realiai vakar dar kūros, vienai mašinai pylėmės, kūras buvo euras 63 benzinas. Jūs kaip matot, kaina jau euras 72. Tai čia praktiškai per nepilną pusdienį kūras pakyla. Tai jeigu taip kūras toliau kils, tai čia aš manau parklupdys ne vieną verslą, nes su tokiom kainom tai tiesiog nebus neįmanoma konkuruoti. Ką jūs manot apie tai? Nes, manau, kad krizė tikrai ateis ir jinai bus spekuliatyviai išaukta, nes, su tokiom kainom, tai čia Ispanija, jau Lietuva jau viršio, jau tikriausiai šiandien po nakties bus 2 eurai minimum. Tai jeigu bus 2 eurai, automatiškai galiu garantuoti, kad pradės verslai užsidarinėti. Nežinau, kokia geometrinė progresija ir procentaliai kiek užsidarys, bet tas, kas susijęs stipriai su kuro kainomis, tikrai nukentės ir aš manau, kad užsidarys. Nes tu tiesiog žmonės neužsakinės paslaugų, sustos judėjimas, nes kai tokios kuro kainos, tai vis tiek bus riba, kada tu už kosmosą norėsi mokėti ir bus riba, kada tau sakysi, gana yra gana.